Yeah. Feeling like the throne is for the taking. Kalishman? Stop, reset. Stop, reset. Man žodžių prisimokęs šių. Taip, tai ir international stands viskas. Tai va. Tai sveiki visi. Filmuojam jums Q&A. Žinau. Kat. Sveiki visi. Filmuojam jums Q&A. Prašom užduoti jūsų daug klausimų pas mus Facebook'e, Instagram'e. Užduodat nemažai klausimų, norim daugumą jų atsakyti. Tai ir pradėkime. Ir pradedam. Let's begin. Lukas Markosjan klausia, ar praeitais metais specialiai buvo tokia griežta su š apsauga? Apsauga buvo normali ir nebuvo daroma nieko daugiau, nei kad buvo parašyta taisyklėse festivalio. Ja, tiesiog vienais metais papuolė normali apsauga ir... Tiesiog anksčiau apsauga nedirbo. Tautvydas Magackas. Ar bus kur nusiplauti automobilį? Siūlytume ieškoti plovyklų automatinių rankinių, galbūt artimiausios ir didesniuose miestuose, Marijampolėje, galbūt Kalvaryje. Jeigu pas mus nebus kažkokio sprendimo vietoj, mes ten artimiausius visus spotus tikrai sužymėsim. Justas klausia, kiek kainuos bilietai į festivalį prie įvažiavimo į teritoriją. Bilietų nebus, jeigu jūs tai nesi draugas arba nesi dalyvis, reiškia festivalį greičiausiai nebūsi, todėl turiu pasirūpinti, taip sakant, kaip tu pateksi į festivalį. Dalyvio mokestis yra 25 €, jis nesikeičia, toks pats nuo balandžio 1 iki pat festivalio pabaigos. Draugo mokestis yra 30 €, jis irgi nesikeičia. Ir taip pat Justas dar klausia, kad tiesa, kad šiemet prie vartų budės specialiai atvykę muitinės darbuotojai iš Teksaso pasienio. Faktas, kad renginys vyksta pasienį ir ten yra pasienio ruožas, tai yra teorinė galimybė, kad pasieniečiai gali sustabdyti kiekvieną įtartiną automobilį ar asmenį ir jį patikrinti. Tai dalinai taip. Apie šunis. Ar galima atsivežti porą šunų, klausia Domas. Ir klausia, ar išsiskaičiuos šunys į draugų skaičių automobilyje. Tai Domai šunys neįsiskaičiuos. Svarbiausia taisyklė yra tokia, kad šunys turi būti socializuoti, tai reiškia, jie neturi puldinėti kitų dalyvių, neturėtų pridaryti problemų, neturėtų gąsdinti vaikų ir kitų žmonių. Ir dar kita yra taisyklė, kad susirinkti reikėtų viską, ką šuniukai paliks. Jakubas Noreika klausia, pagalvojau, būtų visų gerovai smagu ir naudinga padaryti kažkokią apklausą, kurie žmonės galėtų paskelbti, ko tikisi festivalyje, pasiūlyti kokių naujovių, žaidimų ar estafečių ir pasidalinti mintimis. Tai šiaip iš esmės mes tokią mini apklausą su šofo dalyviais pasidarėme jau iškart po praeitų metų. Tai kažkokios didelės apklausos neplanuojam, bet jeigu turit kažkokių idėjų, kaip kažką pagerinti, kažką naujo padaryti, tai kviečiame arba į PM, arba į mailų parašyti, labai lauksim iš visų žinių ir pasiūlymų. This is an Ice Cube message from you to you. Tell them, Cube. Check it out. And this time we go coast to coast and rhyme to rhyme. That's right. Now with no further ado, yo Cube, tell them what they gotta do. You better check yourself or you wreck yourself. Tomo klausimas. Klausia, kada bus galima registruoti foodtruckus. Tai su foodtruckais kol kas yra tas, kad kadangi šiek tiek renginys mažėja, vis duotuoju momentu mes turime jau partnerius, su kuriais mes jau dirbame, tai šansas patekti yra gan mažas, nebent kas nors atsitiktų ir tarkim kažkas negalėtų dalyvauti. Bet visą laiką laukiam kontaktų, dėl to, kad turim ne tik Čilangrilą, visą laiką yra smagu tiesiog turėti kažkokį santykį su tais, kurie gamina skanų maistą ir galbūt galėtų atsirasti vienam ar kitam renginiui, todėl gali tikrai parašyti į kiemą. Susisieksim, bendrausim.
skaudus klausimas šiek tiek. Naudingo blogai. Visiškai be jokių vardų. Another sip of the potion, hit the three-wheel motion. I was glad everything had worked out. Drop the burnt off and it choked out. Trekai, kur dingo blogai? O Jėzus, bet iš tikrųjų mes po biškį renkame medžiagą. Repas eina į politiką, tai yra toks yra atsakymas. Jo, dabar apie show-off, kai normaliai klausimus darysim, tai padedam ir apsimetam, kad iš kompų skaitom. Tai jo, tai ir skaitai. Skaitau iš kompų. Show-off reikalai. Tai mes pernai padarėm labai gerą Q&A, iš tikrųjų su labai detalų. Tikriausiai priseksim kažkur dabar... Čia gal pačiu. Čia, arba gal čia išleis. Esminiai dalykai Nesikeičia. Bet esmė, kad tai turi būti automobiliai kažko ypatingi parodiniai, tarkim, kaip, tam pačiam vlogė šnekėjom, kad ar ten kažkokie klasikiniai automobiliai, ar labai gražiai išpildyti ir reiskarai, kurie atrodo kaip šaukarai, ar... Artūras klausia, ar bus įmanoma papulti su replikom? Kuo mažiau replikų, to didesnė galimybė pakliūti show-offą. Ratai, ar jie yra replikos, ar tai tikri ratai, atrankai galbūt nesudarys kažkokio esminio skirtumą. Nes vis tiek yra Jeigu bendras bendras vaizdas automobilio yra tikrai geras, tai mes priimsim tiek su tikrais ratais, tiek su replikom. Nepergyvenkit pats su replikom, važinai. Visi žino, vieša paslaptis. Visi žino, vieša paslaptis. Arnas Nismo klausia, ką daryti, jeigu nori atvažiuoti draugai iš užsienio, bet jie neturi automobilio, nėra dalyviai ir neturi draugų, su kuriais galėtų gauti galimybę kaip, draugų mokestį sumokėti ir dalyvauti. Šitiem žmonėmis jau buvom padarę atskirą postą apie tai, kad tiesiog laukiam iš tokių žmonių piemų ir su jais suderinsime visas detalės sąlygas ir papasakosim visas galimybės, kaip jie galėtų dalyvauti festivalyje. Ir yra dar vienas žiauriai skaudus klausimas, kuris buvo užduotas kokį 1 milijoną kartų šiemet. Apribodami taip stipriai lankytojų kiekį, nemanot, kad kiek siaurinat Lietuvos automanų kultūrą? Žodžiu, iš esmės, Arnui tiesiog įdomu, ką mes tikimės tokių pasikeitimų pasiekti. Tai Arnai nemanom ir tada galim paaiškinti, kodėl. Jo, žinoma, ko prasidėjo irgi tas pats Chill and Grillas, tai nuo pačios automobilistų, tos bendruomenės tiek kažką, kurie kuria kažką ir kuri daro. Anksčiau būdavo visi vieni kitus pažįsta, visi dalinasi ten kažkokią patirtim, kas ką subildino ir einant su metais, tai visa tai augo ir iki tam tikro meto viskas tikrai buvo labai gerai, bet tam tikro momentu tai išpopuliarėjo, daug žmonių labai sužinojo apie tą festą ir ne iš lempos atsirado toks sprendimas, mes jau kokius 2 metus, gal 3 metus kokius jau apie tai šiek tiek mąstom. Publika keičiasi, matom, kad tiesiog daug random žmonių atvažiuoja į festivalį, tiesiog atvažiuoti pigiai ir smagiai pagerti. Mes tengiamės suburti būtent tuos, kurie bildina tuos automobilius, jų draugus. Daug brangių mašinų galų gale festivalyje tiesiog stovi. Norisi, kad ir visi tie žmonės ir suprastų ir saugotų tuos automobilius. Vaibas festivalio keičiasi ir jeigu nedarysim pokyčių, jis tiesiog pataps eilinių renginių, kur atvažiuoja belekas. Reikia keistis, reikia tobulėti, bandyti naujus formatus, nes kitų variantų tiesiog Chill and Grillas tiesiog po truputį numirtų. Tikiu, tiek mes, tiek jūs to nenorite. Povilas Senuta klausia, kiek automobilių bus priimta į show-off? Mes skaičiavom apie iki 100-120 automobilių, plius minus. Jeigu norit palyginimo, pernai mes turėjom 186 automobilius. Mes tikrai turim gerokai jaukesnę, glaudesnę erdvę, kuri mus verčia dalykų skaičių šiek tiek mažinti, bet to pačiu tikimės atrinkti tikrai stiprius ir tikrai vertus būtų tenai. Mindaugas Rumša klausia, kaip šiandien vyks A-Ride pasirodymas? Va taip. Jeigu labai įdomių naujų idėjų turit, parašykit mums, gal mes kažko nežinom. Artūras klausia, automobilio dropas yra privalomas. Tai iš esmės jis yra privalomas, bet jis neprivalomas, gal sakykim, tiem automobiliam, kurie gali būti retro, restauruoti, customai kažkokie, kažkas jau tokio, kuris iš savęs pats automobilis yra labai smarkiai įdomus. Ramoškalinas klausia, ar tiesa, kad toliau diskriminuosit gerai atrodančias sportinės mašinas? Pirma, mes jų nediskriminavom ir jų pas mus buvo, gal tiesiog ne visi taip smarkiai seka. Tik esmė yra ta, kad jei tavo automobilis yra sportinis,
Tai nereiškia, kad jisai yra šaukaras ar kažkam, parodoj vertas būti. Tai plius tas visas tensas truputį kartais juda ir kitą pusę ir stylas yra labai populiarus, tai ta prasme, kai kurie šaukarai, jie ir atrodo kaip reiskarai, lygiai taip pat reiskaras gali atrodyti kaip šaukaras. Tai jeigu yra hebra, kas tikrai stengiasi ir nepagaili savo reiskarui uždėti tikrų gražių ratų, pasireguliuoti ten fitmentą, kad viskas pakankamai gražiai atrodytų ir būtų funkcionalu tuo pačiu, tai tokie automobiliai visą laiką laukiami. Vytautas atsibūdęs tik dabar klausia, kur vyks festivalis, ten pat ar kažkur kitur? Atsakymas yra kažkur kitur. Eventė, viskas surašyta. Ir viską paliksim iš tikrųjų visus linkus į eventą ir taip toliau video aprašymą. Ernestas klausia, ar tik Lietuvoje registruotiem automobiliam galima dalyvauti? Gali būti ir neregistruotas, gali ant raliukų atsivežti. Svarbiausia, kad paskui tave neatvažiuotų didelis pareigūnų arba muitinės darbuotojų būrys. Praskrolinu. O, nusiskrodino žiūrėjau. Prilaikykime, šito nematėt? Ar šiemet kaip ir pernai dalyvaus ir motociklai? Taip, motociklai dalyvau. Pagal visą filosofiją stenso ir šiaip parodinių mašinų, tai aktualiau yra visokie kofiliaiseriai, boberiai ir panašus mocai, kad jums vietą visą laiką rasime. Lukas Vaičiulis, Katras yra fotografas, jeigu aš neklystu, klausia, ar bus akreditacijos. Taip, Lukai, bus akreditacijos. Galim pasakyti apie tą sprendimą, kad fotografų nepaliksim vienų ir fotografai taip pat turės teisę įtraukti į savo sąrašą draugų. Taip, tiesiog visi sumokės draugo mokestį, bet nebus taip, kad tiesiog gavai akreditaciją ir turi vienas važiuoti. Ne, bus galimybė ir kelias. Andrius klausia, ar bus ypatingų svečių iš užsienio. Mes turim vieną tokį labai gerą žymėjimą, Rusijos sieną. 100 metrų nuo kranto, jo. Ir jeigu kirsi tą sieną, tai ypatingų svečių tikrai gali būti. Arba jūs galite ypatingai pasisvečiuoti ne toj valstybėje. Tai tiesiog būkite atidūs ir galvokite, ką darote. Piemuose turime labai daug klausimų apie tai, ar mano automobilis patektų ar nepatektų, kokį šansą turiu, nuotraukų prisiųstų ir taip toliau. Visiems mes sakome ir Piemuose, ir jums sakome, kad duot ranką. Jinai baigėsi Liepos 1, turite 3 mėnesius. Laiko anketos užpildymui, nuotraukų prisegimui, projektų užbaigimui ir klausimams būtent šitokiu būdu. Ir aišku, mes dar esame paminėję tai, kad patys tie, kurie dėl kurių nekils jokių abejonių ir dėl kurių būsim 100% tikri, kad tai yra tas automobilis, kurį mes norime matyti festivalyje, tai jis galbūt atsakymą teigiamą gaus ir balandžio 1, balandžio 2. Bet jeigu negavote atsakymo jokio, pavyzdžiui, iki birželio 29, tai dar nereiškia, kad jūs nesate festivalyje, tai tiesiog duokite laiko, nes mes sakėme, kad atsakysime visiems iki Liepos vidurio tikrai. Komentaruose sulaukiam tokių visokių klausimų apie tai, kad domina dalyvavimas, partnerystė, rėmimas festivalio ir panašiai, tai tiesiog netingėkite, parašykite laišką į info@jdm.lt. Ir mes tikrai susisieksime ir pasižiūrėsime, ar galime turėti šiame festivalyje, galbūt kituose renginiuose bendrų projektų ir apskritai ar sutampa mūsų idėjos ir vizijos apie tai, kaip turėtų atrodyti tas festivalis. Tai rašykite mailus. Gerai. Šiandien. Tai va, daugelis klausia apie namukus. Noriu pasakyti, kad namukų nebus šiemet. Dėja. Jie yra, bet praktiškai visi namukai yra rezervuoti renginio organizatoriams, stafui, savanoriam, kas padeda ir... Teks gyventi palapinėje. Dėl namukų tai gal už kilometrų ar kažkas panašaus yra dar viena stovyklavietė. Galima pabandyti užsirezervuoti tenais ir tiesiog arba mašina dviračių pėsčiom daryti iki šalimais esančios stovyklavietės. Kasparsas iš Latvijos klausia, kiek kainuos bilietas jo kūdikiui. Tai festivalyje galioja taisyklė, vaikams iki 12 metų festivalis yra nemokamas, todėl Kasparai drąsiai galite keliauti su vaiku. Pas mus parkingas bus, jis bus ne festivalio teritorijoje, jis bus šalia festivalio, tai bus keli šimtai metrų paeiti nuo pagrindinio ėjimo, jis bus ne uždaras, tai yra ne viduj festivalio, kaip buvo anksčiau Dauguose. Tiesiog šalia. Šitas Q&A baigtas. Jeigu turi dar kažkokių klausimų, tai visą laiką gali drąsiai rašyti, klausti.
mes irgi planuojam daryti savaitės klausimų, kai kiekvieną savaitę išrinksime kažkokią dažniausiai pasikartojantį ir aktualiausią ir įdomiausią klausimą ir jį pas mus Facebook'e atsakysime. Ir ką, turite idėjų, rašykite į piemus, norite tapti partneriais, rašykite e-mailą, visi linkai apie tai, ką mes kalbėjome, bus apačioje. Ir... Ką, bildinkit mašinas. Laiko yra, siūskit savo aplikacijas iš ofo, kaip pabaigsit mašiną, neišrinktos mašinos. Tai ką, pasimatysim. Ką, tai tiek. Peace.